Labas visiems, kas supranta lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba VK filosofija. Žodis prasmė. Keistas tas žodis prasmė. Neturi nei prasmės, nei reikšmės, bet tuo pačiu labai reikalingas. Jis kaip žodžiai gėris tiesa tampa prasmingu tik sąryšyje su kitais žodžiais. Pavyzdžiui, medžio prasmė tame, namo prasmė tame, žmogaus gyvenimo prasmė tame. Ar žmogaus gyvenimo prasmė, kaip ir gėris ir tiesa, yra absoliuti, sąlyginė ir sutartinė? Taip, visai įmanoma, kad egzistuoja absoliuti žmogaus gyvenimo prasmė, tik šito mes kol kas dar nežinome. Sąlyginė žmogaus gyvenimo prasmė, tai kas vienam prasminga, o kitam ne. Sutartinė, tai ką mes sutarsime vadinti žmogaus gyvenimo prasme. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo prasmę. Todėl visai nebūtina ir neteisinga visus priversti turėti tą pačią gyvenimo prasmę, bet mes žmonės labai panašus ir mūsų gyvenimai labai panašus. Todėl norime mes to ar ne, didesnę mūsų gyvenimo dalį sudaro tas pats bendras tikslas ir ta pati gyvenimo prasmė. Tik skiriasi detalės. Paklauskite moterių, kokia jų gyvenimo prasmė ir 90% atsakys, kad pagimdyti ir užauginti vaikus. Arba mes kiekvienas turime savo mėgstamą maistą, bet mūsų tikslas vartoti gerą, sveiką maistą ir tame yra didžiulė prasmė, nes nuo to priklauso mūsų sveikata ir gyvenimo trukmė. Štai dėl šios priežasties ir dar kad esame socialinės būtybės, mes jungiamės į valstybę, kuri turi turėti tikslą su pagrįsta prasme, šiuo atveju žmogaus gyvenimo prasme. Dar visai neseniai mes turime tikslą ir prasmę socializme. Dabar turime prasmę demokratijoje. Socializmas ir demokratija tušti beprasmės žodžiai, nieko bendro neturintis su žmogaus gyvenimu. Buvęs socializmas ir modifikuotas kapitalizmas jau 5000 metų sugeba išlaikyti žmogų vergo būsenoje. Būti vergu nėra mūsų gyvenimo prasmė.